Sveiki! Na, pagal mano gražią ir įspūdingą šiandieną aprangą suprantate, kad aš tikrai esu pasiruošusi dirbti. Ir čia laida Noriu dirbti. Mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas. Šiandien aš tai apsirengus šituo gražiu kostiumu. Aš eisiu į gamybą, kur gaminamos labai skanios dešrytės. Bet ne apie tai kalba. Mitas. Ar tikrai negalima, dirbant didelėje įmonėje, padaryti karjeros? Tuo mes viską išsiaiškinsim. Mėsos perdirbimo gamyklos atsirado ne dėl skonio, o dėl vienos problemos. Miestai augo taip greitai, kad žmonėms pradėjo trūkti maisto. XIX amžiuje Europa ir Amerika sparčiai plėtėsi, todėl reikėjo būdo greitai apdoroti, paruošti ir išvežioti milžiniškus kiekius mėsos. 1880 metais atsirado šaldomi vagonai. Mėsa galėjo būti vežama per visą Ameriką nesugedusi. Tai pakeitė visą pasaulio maisto pramonę. Lietuvoje mėsos pramonė prasidėjo daug vėliau nei Amerikoje ar vakarų Europoje. XIX amžiuje miestuose atsirado mažos dešrų dirbtuvės, rūkyklos, mėsos krautuvės. Įdomu tai, kad tarpukario Lietuvoje bekonas buvo kone strateginis produktas. Didžioji dalis produkcijos keliaudavo į Jungtines Amerikos valstijas. Kai kurie istorikai net juokauja, kad tarpukario Lietuva gyveno iš bekono eksporto. Šiandien Lietuvoje vienas žmogus per metus vidutiniškai suvartoja apie 90–104 kg mėsos ir jos produktų. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Sveiki, mano vardas Rokas ir esu atsakingas už Lean sistemos diegimą mūsų įmonėje. Tai prisivalgot skaniausių. Tikrai daug išdegustuojame, Eina išragaujame. sau, kaip gera dirbti. Aš prisivalgyčiau tų dešrų, nebenorėčiau nedirbti. Kas čia per skyrių tiek žmonių? Taip, čia yra mūsų vienas didžiausias įmonės skyrius, tai yra išpjaustymo skyrius. Jame dirba 400 darbuotojų dviejose pamainuose. Tai šiuo metu turėtų būti apie 180–200 darbuotojų. Tai išpjaustymo skyriaus pagrindinė užduotis yra iškaulinti mėsą ir ją supjaustyti taip, kad galima būtų toliau pakuoti, naudoti dešrų gamybai, parašo ar stambiagabalės mėsos pakavimui. Čia diegiama Leano filosofija, sistema, kurią sukūrė Toyota Japonijoje po Antro pasaulinio karo. Jos esmė – dirbti efektyviau, pašalinti viską, kas nereikalinga. Tačiau Leano filosofija kalba ne tik apie greitį ar produktyvumą. Vienas svarbiausių jos principų – pagarba darbuotojui. Daug dėmesio skiriama saugiai darbo aplinkai, komandiniam darbui, darbuotojų mokymams, nuolatiniam tobulėjimui. Pristatome antrąjį šio mito herojų. Esu Ieva Gedraitienė, Biovela Group, žmogiškųjų išteklių direktorė. Na, yra sakoma, kad Lietuvoje žmonės pakankamai gerai gyvena, bet pavyzdžiui, įsijungi žinias ir pirmasis siužetas – užsidarinėja įmonės, nes nėra Lietuvoje kam dirbti. Ir aš kiekvieną kartą atvažiavus į įmonę klausiu, ar tikrai trūksta darbo jėgos? Tikrai taip, patvirtinu absoliučiai. Šiandien dienai Bioveloje dirba apie 1800 darbuotojų. Per pastaruosius kelis metus mes paaugame apie 150, atrodo, iš kur tada mes juos įmamės. Taip. Tai šiandien dienai atvirų pozicijų tikrai turim N+K, bet ką mes darom, kad juos turėtumėm kaip tokius, sakom, pasiemam darbuotoją ne su tinkama kompetencija, o su dideliu noru tiesiog dirbti ir juos apmokom, kuris turės didelį atsakomybės jausmą, norės dirbti ir užsidirbti, ateis pas mus ir mes jau jam tada, sakom, raudoną kilimą nutiesim, nuo pat pirmos dienos įvesim, apmokysim, paskui jeigu jau jisai norės ir tos, vadinkim, karjeros. Yra galimybė, yra, ar ne? Tikrai nes aišku, visi noris, ar ne? Atėjai kažkaip pradėjai nuo to pirmo laiptelio ir kažkaip norisi kilti. Na, visą laiką mes dirbam tik, neslėpkim, 50% tikrai dirbam dėl atlyginimo ir dėl karjeros. Čia nėra kas slėpti, ne? Čia nėra kas slėpti, tai kažin ar jūs eitumėte į darbą, jeigu jums nemokėtų algos. Ne, tai aš ne. Tai ir toj pačioj mūsų gamybos padalinių Utenoje, kurie dirba prie gamybos linijų, irgi yra labai svarbu, ką tokio dar duosim on top, vadinkim, kaip tokio. Taip. Tai sakau, jau šiais laikais turbūt neišvengiama, kad tiesiog įmesim žmogų ir eik dirbk, kaip sako, įmesi jūrą, gal išplauks. Taip. Tai šiandien dienai mums tas darbuotojų trūkumas ir priverčia imti ir už rankos jau lydėti. Pirmiausia, tai pradėkim, kad suteikti, jeigu reikia, gyvenamąją vietą,
maitinimą jau suteikiam, visa tai yra nemokama. Taip, jeigu esi nutolęs atitinkamai nuo mūsų darbo vietos, tada visas darbo priemonės suteikti, tada priskirti, mes vadinam tokį kaip draugužį, kuris lydės ten tas pirmas savaitės ar kelis mėnesius, jeigu tai aukštesnės kompetencijos poziciją, ir tada tą mokymų planą kiekvienam individualiai sudėlioti. Na ir dar paraleliai turim, sakom, tiesioginis vadovas irgi kalbėtis ir jausti, kaip tam žmogui sekasi, kaip jo emocinė būsena. Pristatome sekantį šio mito herojų. Aš esu Edvinas Kuntulis, iškaulintojas. Iš tikrųjų visiems atrodo, kad dirbant tokioje didelėje gamykloje, ar ne, kad nėra jokių karjeros perspektyvų. Kaip yra pas jūs? Yra. Pavyzdžiui, man proskokrį dirba irgi ant kuo paprasta. Dabar jau gaunasi jau meistras. Ar kylant pareigoms kyla ir atlyginimai? Kyla. Kyla ir atlyginimai? Jo, aš jau be metų nedirbu, jau 2 kartus pakėliau. O, tai čia labai greitai viską galima, ar ne? Jeigu pats nori savarankiškai, kuo greičiau dirbti, viskas. Priklauso nuo tais pačią. Biovela Group – viena didžiausių ir moderniausių mėsos perdirbimo įmonių grupių Baltijos šalyse. Įkurta 1994 metais Lietuvoje, įmonė gamina šviežią mėsą, dešras, rūkytus gaminius ir kitus mėsos produktus. Daug investuojama į modernes technologijas, automatizaciją ir tvarią gamybą. Dalį elektros energijos gauna iš saulės elektrinių. Bet leidžiate, ne, turbūt kokį mėsos gabalėlį išsinešti išeinant iš darbo? Mėsos gabalėlio neleidžiam išsinešti, bet darbuotojai gali su nuolaida mūsų firminėse parduotuvėse įsigyti mūsų produkcijos. Ai, tai reiškia kažkokių tai privilegijų jūsų darbuotojai, jau kalbant apie parduotuvę? Taip. Turime parduotuvę nuolaidas, nemokamą kavą, nemokamus pietus, vakarienės. Taip pat darbuotojams organizuojamos, kiekvienais metais organizuojame dešrainių festivalį, organizuojam savo vidinį dešrainių valgymo čempionatą, kuris darbuotojas greičiausiai dešrainį suvalgys. O per Kalėdas kūčias duoda dešrytės? Taip. Čionais jau per Kalėdas kūčias būna. Taip pat per Kalėdas viktorinas organizuojam visokias susijusias su darbų sauga, tobulinimais darbe, nuostoliais darbe. Tai kiekvienas skyrius turi galimybę laimėti ir saldžių prizų, ir tuo pačiu mūsų mėsos gaminių. Vienu žodžiu savo darbuotojams skūpy nesat. Taip, tikrai ne. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Sveiki, esu Ieva Smalakienė, esu formavimo skyriaus pamainos vadovė. Yra sakoma, toks mitas yra, kad jeigu dirbi labai didelėje gamykloje, ar ne, kad praktiškai, karjeros galimybės toks mažytis procentėlis. Kokia pačios istorija? Mano pačios istorija turbūt yra visiškai atvirkštinė jūsų minėtiems žodžiams, nes esu savo darbą pradėjau šitoj įmonėj nuo darbuotojos, tai dirbau 6 metus kaip dešrų formuotoja, buvau atsakinga už dešrų kimšimą, už jų kokybę ir ko pasiekoju, po 6 metų darbo gavau pasiūlymą tapti grupės vadovė. Taip, tai grupės vadovė tapau ir labai mėgau šią poziciją. Ji man leido susipažinti su platesnė visa skyriaus veikla, pažinti žmonės lengviau ir po darbo grupės vadovės pareigose gavau dar vieną pasiūlymą ir tapau pamainos vadovė. Dar pati galvoja apie tai, kad reikėtų kvėpuoti ir direktoriams į nugarą aukštyn? Labai geras klausimas, net nežinau, ką ir atsakyti. Žinoma, man atrodo, šioj įmonėje tikrai matom, kad karjeros galimybės yra ir jų galima siekti, bet šiuo metu esu labai patenkinta savo pareigom ir matau dar, kur galiu čia tobulėti, matau, kur galiu mokyti ir ugdyti žmonės ir jiems padėti. Kas čia per dešrą? Giminių dešra, daktariška dešra, avies žarnoje kimšta. Eina savo. Mūsų vadinama anakonda. Anakonda? Taip, darbuotojų praminta anakonda. O kas čia per kvapas? Šašlykai? Taip, mūsų kvapniausias įmonės skyrius. Bet jau taip į nosį lindo tas kvapas iškart. Tokia vasara, pievelė, šašlykai kepami. Taip, mūsų marinorijos skyrius, kaip tik prasideda sezonas, tai dabar darbai kyla ir jau šašlykų gamyba iki vasaros tai nesustos. Atspėjom iš karto, žodėjau sakyti, čia kaukazietiškai. Teisingai. Nežiūrėsiu, čia yra
sausas marinavimas. Teisingai. Neskaičiau. Matot, kaip aš Taip. šašlykus valgau. O čia yra... Nieko nesuprantu. Čia vienu žodžiu kažkoks Su žolelėm su šašlykas. Su žolelėm. Taip. Tai kaip mes galėtume motyvuoti tos žmonės, kurie, na, niekaip nesisprendžia, kur eiti dirbti? Nes neslėpkim, tikrai neslėpkim, Lietuvoje atsirado labai tokių gudručių, kurie moka gyventi iš valstybės skiriamų pinigų. Taip ar ne, kaip čia aš ar teisingai vardinu? Moka, žino iš kur gauti, ką parašyti, kokį raštą. Ir taip gaunasi, kad jau vos net atlyginimas ir nereikia eiti dirbti. Aš taip pakviesiu tokius žmonės eiti į organizaciją, ateiti pas mus ir dirbti ir čionai visą tą energiją viduje nukreipti į darbą ir į savo karjerą. Be galo tikrai yra daug galimybių, daug visokių programų padaryta, kaip pavyzdžiui ir pas mus. Startuoji nuo 1 kategorijos, gali pakilti iki 3 savo pozicijoje, gali patapti raktiniu tuo darbuotoju, kurie svarbiausias tas funkcijas atlieka ir atitinkamai ir uždirba daugiausiai. Tai tą savo energiją, kaip ir sakau, nukreipti į tą kelionę organizacijos viduje ir kilti karjeros laiptais dirbant. Jūs galite paneigti arba patvirtinti mano pasakymą, bet aš esu visiškai įsitikinusi, kad negėda yra dirbti bet kokį darbą, gėda yra iš vis nedirbti. Patvirtinu ir dar papildau, kaip sako išmintis, dirbti reikia darbą ir jeigu dirbi gerai tą savo darbą, ten save realizuoji arba sieki kažkokių tai tikslų, na tai yra, vadinasi, tu esi, nežinau, geriausias specialistas, gerai jautiesi ir būdamas savo srities jau tuo meistro, tu gali tikrai be galo daug pasiekti. Taigi mitas tikrai paneigtas. Čia laida Noriu dirbti, mes griauname įvairiausius mitus apie profesijas, o dabar atėjo laikas dar vienai labai įdomiai temai, apie kurią mes tikrai kalbame kiekvieną dieną. Dirbtinis intelektas. Ar tikrai jis pakeis žmonės? Ar tikrai dirbtinis intelektas iš mūsų atims darbą? Dirbtinis intelektas logistikoje vystėsi kartu su kompiuterinių technologijų pažanga. 1956 metais Dartmuto konferencijoje pirmą kartą oficialiai pavartotas terminas dirbtinis intelektas pradėjo šios srities mokslinius tyrimus. 2020-2026 dirbtinis intelektas logistikoje tapo kasdieniu įrankiu, padedančiu realiu laiku valdyti ir tiekimo grandines, mažinti vėlavimus ir automatizuoti sprendimus. Tačiau net ir šiandien kyla klausimas, ar jis iš tiesų gali viską padaryti be žmogaus. Pristatome pirmąjį šio mito herojų. Aš esu Darius Bazaras, Vilniaus Tech universiteto logistikos ir transporto vadybos katedros vedėjas ir profesorius. Galbūt tai bus daugeliu atveju tai bus į temą, bet labai nemažai gali būti tokių situacijų, kada tai bus ir klaidų labai nemažai. Pavyzdžiui, vėlgi, geras pavyzdys, man čia norėjau paruošti ir rašiau tokį straipsnį pranešimą ir tas garsusis arbūzo sąsiauris. Ir, reiškia, na, galvojau, būtų labai įdomu, būtų labai gerai, ko, pavyzdžiui, mes galėtume paimti naftą iš Kataro, reiškia, iš Jungtinių Arabų Emiratų, iš tos pusės dalies, permesti per dykumą į Izraelį arba ten tą patį Egiptą ir paskui jau plukdyti, ta prasme, būtent iš Izraelio arba iš Egipto per Viduržemį jūrą. Liuks idėja. Labai gera idėja, aš tą idėją labai, kaip sakoma, ten bandžiau įgyvendinti ir bandžiau vizualizuoti, paprašiau dirbtinio intelekto, man pateiktų pavyzdį, kaip tai schematiškai galėtų atrodyti. Viskas baigėsi to, kad Izraelis ir Kataras buvo sukeisti vietomis žemėlapyje. Tai reiškia, jeigu mes imsime Saudo Arabijos pusiasalį, tai reiškia, toj vietoj, kur turėjo būti Izraelis, yra Kataras, o ten, kur yra Kataras, yra kita. Jūs protingas žmogus. Bet suprantate, dėstytas viską, o jeigu tas studentas, kuris neturi visiškai patirties. Jeigu žmogus nekartų nežiūrėjo į popierinį atlasą,
Jeigu žmogus nekartą žiūrėjo popierinį atlasą, gerai, nereikia popierinių atlasų. Jeigu žmogus nekartą nesinaudojo patikima Google Air programa arba ten kokiu su pačiu Google Maps'u, yra daug šansų, kad jisai patikės, kad taip ir yra. Jisai labai geras yra įrankis, labai geras yra padėjėjas, bet suprantate, kaip su plaktuku. Gali su plaktuku vanoti savo per pirštus, o gali kalti vinis. Labai gerai. Pirmiausia, reikia treniruoti, ugdyti ir mokinti save. Ir tik tai tada, nes matote, čia kame yra esmė. Esmė yra pagal, nežinau, čia galbūt biologinių rūšių hierarchijos piramidė. Jeigu tu esi, sakykime taip, jeigu tu esi tos piramidės viršuje, tai reiškia visa tai, kas yra pačioje tavęs, turėtų būti ugdoma tavęs. Taip. Jeigu tu dirbtinį intelektą iškeli virš savęs, tai jisai ugdys tave. O kai esi išugdys, tai dar jau niekas nežino. Pristatome dar vieną šio mito herojų. Esu Povilas Drižas, Tarptautinio transporto ir logistikos alijanso generalinis sekretorius. Tuoj automobiliai pradės skraidyti, tuoj iš Ispanijos važiuos vilkikai, patys be vairuotojų. Kokia ateitis yra? Ką matot? Nes jeigu ir automobiliai pradėtų skraidyti arba vilkikai pradėtų važinėti patys be vairuotojų, kažkas juos turi kontroliuoti ir valdyti. Tai be šansų? Ne, šansų yra, bet turbūt ne artimoje ateityje. Aš sakyčiau, kad taip, kad vienas žmogus valdytų infrastruktūrą kokią 50 mašinų ar 100, reikės dar 50 metų. Nes kažkas turi priimti sprendimus galų gale už tą kompiuterį, už tą mašiną, nes jinai ne visada galės reaguoti į aplinkos pasikeitimus, maždaug, sakyčiau, kažkokios tai oro sąlygos ar kažkokie tai dalykai, kur žmogus turės galų gale priimti sprendimą. Tai jeigu atsiras toks poreikis, kad vilkikai pradės pristatyti krovinį be vairuotojo, tai tos vilkikus turės valdyti kitas žmogus, kuris turės kontroliuoti, kad jie laiku padarytų kažką, kad jie nepravažiuotų raudonai šviesai degant šviesoforo signalą, nes kažkur sistema netaip apskaičiuos kažką, kad jie praleistų pėsčiuosius ar kad jie pasuktų tinkamą kelią. Yra etapų, yra kažkokių tai veiksmų, kurios dabar šiandien atlieka žmogus, pavyzdžiui, kur mes logistikoje labai, negali sakyti, kad tai yra logistika, tiesiai susiję, bet komunikacija tarp darbuotojų viduje arba komunikacija tarp kažkokio tai kontrolę užsiimančių žmogaus vadybos, transporto vadybininko ir vairuotojo šiandien vyksta skirtingomis kalbomis ir ten technologijos yra pažengusios taip, kad mes sakydami, šnekėdami lietuviškai, duodami kažkokias užduotis, tas žmogus gauna tas užduotis savo kalbą. Taip pat ten galbūt mums vertėjų nebereikės. Šiandien yra daug institucijų turi vertėjus, kaip mes darbinam žmonės iš trečių šalių ir dar ten institucijos dirba su vertėjais. Tai čia galbūt pagerins, palengvins. Bet kad sakyti vienareikšmiškai, kad dabar žiūrėkit, jūsų kai kurių nebereikės teisininkų ir kažko, net dabar žiūrim paskutiniu metu kalbą, kad teisininkų gali nebereikės. Taip, visi taip šneka. Sakė, ką tai teisininkai, dirbtinis intelektas, tengi viskas sutvarko. Tai paskaitytume, ką tas dirbtinis intelektas surašo, kokius atsiliepimus ar kokius ieškinius, tai būtų galima tada turbūt iš naujo perrašyti viską ir žmogus vis tiek kažkur, kaip mes anksčiau kalbėjome, to kritinio mąstymo žmogaus vis tiek reikės, nes dirbtinis intelektas to turbūt dar neišmoks. Apie maršrutus. Apie maršrutus. Jis gali padaryti maršrutus, apskaičiuoti, kurie maršrutai bus greitesni, kur galbūt dabar į priekį numatoma bus kelio spūstis, kur galbūt kelias yra remontuojamas ir jau duoti kažkokius apvažiavimo galimybės aplenkti tą ruožą, kuris užtruks į laiko ir kainuos vežėjui galbūt brangiau. Bet tai yra jau, ar ne? Tai yra, bet vis tiek galų gale sistema jie nesimoko. Mes, kurias dabar sistema šiandien naudojame, tai tos nevadinamas telematikos, ne visos jos mokosi. Jos dirba pagal algoritmą, kuris yra sukurtas. O dirbtinis intelektas tose sistemos, jis padės mąstyti į priekį ir jis mokysis iš savo kažkokių tai klaidų ar turimos informacijos ir skaičiuos, žiūrės, kas bus ateityje. Tai maršrutų planavimas yra vienas iš dalykų, nes turbūt čia visi ir galvoja, kad daugiausiai dirbtinio intelekto, kur galima panaudoti, tai maršrutų planavimas. Taip, o kur dar? Bet maršrutai yra toks dalykas, kur jie faktiškai yra žinomi šiandieną visiems ir ten tie keliai yra išvažinėti tūkstančius kartų, naujų kelių šalia neatsiranda ar greitesnių kelių kol kas nėra. Tarkim, yra ruožai, yra koridoriai, jie yra visiems puikiai žinomi ir atlenkti tą koridorių variantų nėra kokia, nežinau, Vokietija, kur pastovi visi vairuotojai skundžiasi, kad sako, tai nėra spūsčių šalis, tarkim. Taip, pažiūrėkit filmą. Taip, tai apvažiuoti variantų daug nėra, tarkim, kažkokio tai kelio, tai ten dirbtinis intelektas nepagelbės. Bet sakau, tai yra komunikacija, yra galbūt skaičiavimai,
Yra elgsenos kartais nuspėjamumas, kaip vairuotojas turėtų elgtis, kur turėtų, kalbant apie tą pačią energijos suvartojimą, kur reikėtų jam truputį mažiau spausti akceleratorius pedalo, kur daugiau galbūt. O čia kur automobilė, man irgi sako, jums laikas kavai. Faktiškai taip, tai yra vienas iš tų signalų, kur sako, kad ne dirbtinis intelektas, bet automobilis pats sugalvoja, kad nesugalvoja, praėjo kažkiek laiko ir jis sako, žiūrėkit, padarykit pauzę dabar. Tai ten yra tų variantų, kur gali padaryti dirbtinis intelektas, na jis matydamas pagal tavo elgseną, vairuotojo elgseną šiandien dieną, kiek tu jau važiavai, kiek nuvažiavai, kokiu tu atstumu važiavai, kiek tu nuvažiavai atstumų per 4,5 ar 6 valandos, ar ne. Ir sakyti, kad žiūrėk, dabar nebespausk, pailsėk, nes vėliau ten matau kamštis ir geriau dabar praleiskim tą laiko dalį, kažkokią pauzę padarykim ir vėliau nuvažiuosim, kai spūstis baigsis. Čia tokie elementarūs dalykai, nėra tas dirbtinis intelektas toks protingas, reiškia. Ką reiškia jis protingas? Mes jį kūrėme, tas dirbtinis intelektas atsirado dėl mūsų rimtų sprendimų. Žmogus sukūrė tą dirbtinį intelektą. Tai ko visi bijo? Aš nežinau, ko bijo, tas mūsų irgi matymas. Mes irgi sakom, kad logistikoje ir transporte jis mums pagelbės, jis padarys mus greitesnius, efektyvesnius, bet kad bijoti, kad dabar vilkikai pradės patys užsakymus daryti, susikrauti prekes ir išvažiuoti, pristatyti krovinį greičiau, nei tą daro šiandien žmogus, tikrai taip nebus. Bet vėl grįžkim prie transporto logistikos. Ten turbūt, aš sakyčiau, ten viskas, jeigu ir eis technologijos pažangos keliu, ten turbūt kelio gal nėra ir mes, tie, kas bus technologiškai pažangus, kurie turės gudriausius ir protingiausius sprendimus, tie išloš. Taigi, mitas paneigtas. Dirbtinis intelektas negali atimti iš mūsų darbo. Jis mums gali tik padėti. Dėkojame savo draugams. CV Online – tai ne tik darbo skelbimų portalas, bet ir stiprus personalo paieškos, atrankos ir įvertinimo paslaugų teikėjas, kuris stengiasi būti geriausiu partneriu darbdaviams, ieškantiems darbo ir darbuotojams.